Sveiki visi, jau 9 valandos, už 1 minutės bus mes šiandien su Indre, netgi anksčiau pradėjom 1 minutę laivą, negu kad būdavo anksčiau. Tai va, tobulėjom savo pasijungime, disciplinoje, kas yra labai svarbu, kai sieki savo tikslų, kai eini savam kelyje į kažkokią tai sėkmę. Disciplina yra viena iš sudedamųjų dalių, kad tai pasiektum. O šiandien vėl sveikiname su jumis ir tai jau yra laidų ciklas, būtent apie tai, kaip baimę pakeisti į laimę. Ir tai yra ne tik tai laidos pavadinimas, pagrindinis tematika, apie ką mes kalbėsim su jumis dar ne vieną kartą, bet tuo pačiu tai yra ir kurso pavadinimas, į kurį mes kuriame su Indre ir kviesime jūs lapkričio mėnesį prisijungti. Tuos, kurie norės keliauti į savo realizaciją, į savo pašaukimą, galbūt į paiešką savo misijos, o gal ne tik tai paieškas, bet ir drąsią kelionę link savų tikslų. Mes su Indre esam nuėję šitą kelią ir dėl to galime dalintis jau savo patirtimi. Kiekviena iš savo perspektyvos, bet lygiai taip pat mes jaučiam, kaip mes abi stipriai rezonuojam tarpusavį savo istorijom, savo pajautimais ir matymais, dėl to yra labai lengva bendradarbiauti ir kurti bendrą produktą. Tai, o šiandien pakalbėkime apie tokią temą, kuri gimė praeitą susitikimą mūsų, tai apie pasiduoti ar nepasiduoti gyvenimui. Ką reiškia apskritai žodis pasidavimas, su kuo tai asocijuojasi daugeliu žmonių, kokiais gyvenimo etapais mes turėtumėm vis tik tai pasiduoti gyvenimui ir tekėti su tuo, ką atneša gyvenimas, būti flow būsenoje, apie kurią dabar labai populiaru kalbėti, o kokiais atvejais vis tik tai mums reikia suimti rankas kartais save, pasitelkti valią, pasitelkti drąsą ir eiti drąsiai link savo tikslų. Nes labai daug yra įvairios informacijos erdvėje ir žmonės pasimeta tarp to, tai man čia pasiduoti, tai čia man dabar nieko nedaryti, tai dabar čia manim pasirūpins visi, ar čia kaip tik man sutelkti visas jėgas. Tai ką daryti? Tai būtent šiandien ir kalbėsim apie tuos etapus, apie skirtingas būsenas, kaip padėti savo atskirti, ką kuriuo atveju daryti. Tai dabar perduodu žodį jau Indrei. Jarūnė, tu nuostabi laidos vedančioji. Taip sklandžiai, taip malonu tavęs klausytis. Labas rytas, mielosios ir mielieji, kurie klausotės mūsų šį rytą su Jarūne, ar dar klausysitės. Ir tiems, kas pirmą kartą mus girdi tokiam formate, tai kaip Jarūnė ir sakė, tai yra mūsų jau labai natūraliai, organiškai išsivysčius idėja, kurią mes toliau atsiliepdamos į širdies kvietimą, nežinodamos visų žingsnių į priekį, einam su Jarūne va šituo eksperimentiniu keliu ir žiūrėsim, kuris nuves. Ir esu, gal ir trumpai prisistatysiu, jeigu yra čia naujų sekėjų, ir esu Indrė, kalbu apie pašaukimą, savirealizaciją savo socialiniuose tinkluose. Ir iš tiesų, jau gilindamasi į šitą temą, aš supratau, kad yra dalykų, kurie mus iš vidaus tarsi stabdo nuo pilno savo potencialo atskleidimo, nuo tos savirealizacijos. Ir tai priklauso ne tik nuo mūsų, kaip labai populiaru sakyti, ribojančių įsitikinimų, patirčių įvairiausių, nuovargio galų gale, perdegimų ir taip toliau. Dažnai žmogus nežino, kur yra jo pašaukimas, kur jo vieta, dėl to, kad jis nežino, kokiame savirealizacijos etape jis yra. Ir kai jisai nežino, kokiam jis savirealizacijos etape, natūralu, kad jis nežino ir kokios jam kaip gyvenimas siunčia uždavinius, kurie visada yra kaip mums kaip iššūkiai, problemos, klausimai, galvosūkiai. Ir būtent tų gyvenimiškų uždavinių sprendimas, jisai labai priklauso nuo to, kokiam mes esam savirealizacijos etape. Ir jeigu mes nesuprasdami, kokiame savirealizacijos etape esame,
ir koks yra mūsų uždavinys, mes imam kovoti, priešintis, nepasiduoti tom pamokom ir galų gale tos pamokos, tai tie, kas klauso, dėkit plius ar komentuokit, kas iš tikrųjų tokiose gyvenimo situacijose pateko, kur atrodo kartojas ir vėl tas pats, ir vėl ant to paties grėblio, ir vėl tas pats, ko aš nematau, ko aš neišmokstu, ir tos besikartojančios pamokos vis sukas ir sukas. Ir va čia, va šitoje vietoje. Ir klausimas, tai kam man pasiduoti? Aš kai išgirstu žodį pasiduoti, man iš karto toks, nežinau, kaip tau, Jarūnė, bet man toksai dviprasmybė yra. Ne, nepasiduosiu, aš negaliu pasiduoti, aš turiu būti stipri. Aš privalau būti stipri, aš negaliu pasiduoti. Ir žinai, kur mane nuvedė toksai požiūris? Aha, kur? Pasakyti tikrai. Nu, pasidalink, jeigu jau čia atvirai. Žiūrėk, tu pati suprasi, kur mane nuvedė šitas požiūris. Aš negaliu pravirkti, aš turiu būti stipri. Aš negaliu rodyti, dabar aš negaliu suskysti, aš negaliu pasiduoti, liko labai nedaug, aš privalau būti stipri. Ir va tas aš privalau, aš turiu būti stipri, aš negaliu būti silpna, mane nuvedė į depresiją, į perdegimą, į visišką apatiją, nuobodulį. Ir tada jau pasidavimas yra toks, kad viso, nebegaliu daugiau. Tai jeigu aš sąmoningai būčiau išmokus pasidavinėti, tai man nebūtų reikėję prieiti tokio sudėtingo gyvenime etapo, kai jau viskas, kai jau, supranti, toks jausmas, kad tave ten visa angelų kariauna, žinai, stabdo, kad tu, va tai ir yra stabdžiai, Vieniems tai lygos, kitiems tai, nežinau, nedaug dievės savižudybės ribos, kitiems, va tas nemokėjimas laiku pasiduodu savo, nežinau, kiekvienam čia skirtingai, kam čia pasiduoti, bet va ta tema pasidavimo ir iš kitos pusės, aš turiu būti stiprus, turiu pasirūpinti, aš negaliu suskysti, aš negaliu jausti kažkokių blogų jausmų, nes nors jausmų nėra nei blogų, nei gerų, jie tiesiog yra jausmai, ne. Aš negaliu pykti, aš negaliu to, ir mes save taip veržiam, žinai, kaip kostiuminėse dramose rodo tokius epizodus, kai ten kokia nors į korsetą bando, žinai, sutempti damą, priveršti gerai, kad jinai va, tiesiog būtų, stovėtų kaip graži lėlė. Tai va, tokiose situacijose ir mes patenkam. Tai neleidžiam savo būti silpnom. O moteriškumas tai ir yra apie tai, kaip būti savo silpnume ir pažeidžiamume stipria. Ir čia mums moteriams kaip tik reikia išmokti, vienas iš gyvenimiškų uždavinių, išmokti pasiduoti. Bet klausimas, o kam? Žinai, tu kai kalbėjai, man iš karto iškilo Ekarto Tolė knyga Šios akimirkos galia ar jėga, kaip tas pavadinimas. Ir tu sakai, va, pasiduoti. O kam pasiduoti? Pasiduoti šios akimirkos jėgai, va tai, šiam momentui, kuriame aš esu. Pasiduoti ir nustoti priešintis. Jisai autorius kalba apie priėmimą viso ko. Tai va tas ir yra pasidavimas, priėmimas dabartinės situacijos, kurioje aš esu, ar ne? Ir va, būtent Indrė ir gerai pasakėjai pačioj pradžioj, kad mums reikia žinoti, kuriame aš etape esu ir kokiai situacijai aš turiu pasiduoti. Pasiduoti vadinasi priimti ją kaip tai, ką aš turiu išmokti šituo duotuoju momentu, ką aš turiu patirti, kokią patirtį susirinkti, kaip turiu elgtis dabartinėje situacijoje, o ne bandyti pritempinėti, ar ne, kad vieni sako taip, kiti sako taip, dabar reikia teisingai šitaip daryti. Ne, aš turiu visiškai suvokti realybę savo, kurioje aš dabar esu ir ką aš turiu joje daryti. Ir mes tuos etapus irgi esam praėję, arba
prisidarę tokių dovanėlių, kaip sakoma, perdegimų ir depresinių būsenų, kai mes nesuvokiam, kur esam ir negebam išmokti tų pamokų, kurios yra pateikiamos, ar ne? Jo, gal ne tai, kad nesugebam, aš galvoju, kad galima sąmoningiau ir gražiau šitas pamokas, šitas patirtis praeiti, bet tai tu supranti tik praėjęs, Jo. ne? Ir tai irgi yra tikriausiai numatyta mūsų gyvenimo plane, va šitos visos patirtis. Aš, žinai, noriu tokią kaip nepasiduoti ar pasiduoti gyvenimui, va tokia tikrai nelengva tema yra, daug yra tokių vietų, kur ne visi mus gali suprasti, ar ne, kai mes, pavyzdžiui, pasakytumėm, tai pasiduok, ne? Vat žmogus turi tikslus, jisai turi svajonės, bet jam kažkas nesigauna. Ir mes sakom, tai pasiduok, ne? Ir kas tada meta visas ten savo idėjas, užmačias, tikslus, nes reikia pasiduoti. Ir tada nuleidžiam rankas. Ir va, čia yra du kraštutinumai. Vienas kraštutinumas tai yra pasidavimas, kai mes tiesiog nenorim pralaimėti. Ir tada mes nepasiduodam, nes tas pasidavimas, atsidavimas, priėmimas, kaip tu sakai, buvimas šitame momente, jisai mums atrodo kaip pralaimėjimas. Nes aš privalau, aš turiu, aš maladėts, aš varau į priekį, šaunuolė, aš tokia. Arba kaip tik, aš nevykėlė, aš nieko nesugebu, aš pasiduodu ir tada vėl mes nukrentam į tą uždarumą, neveiklumą, visišką, tokį neveiksnumą, sakyčiau. Ir tada ratas kur užsisuka. Pabūnam toj būsenoj, ne, ir vėl reikia man stoti kovą ir kovojam su, neaišku su kuo, su tinginiu, su nenoru, su ribojančiais įsitikinimais, kovojam su savim. Ir kai mes einam į gyvenimą su bokso pirštinėm, tai mes einam va tokios, esam Ksenijos, žinai, tokios, mes viskas supermenės. Aš viską galiu, aš čia, vis tiek tai yra per kovą. Iš vienos pusės tai yra gerai, todėl kad mes kažkokių dalykų išmokstam tame etape, kuriame esam. O iš kitos pusės mes kovodami su situacijom, su problemom, sako, aš kovoju, arba kovoju su liga, tarkim, ne, tas netgi leksika kovoti, kario tokia pozicija, jinai neina į kūrybą. Kūryba neateina iš kovos, kūryba ateina iš kažko kito, tik tai ne iš kovos. O kai mes sakom, kad tapk savo gyvenimo šeimininku, savo gyvenimo kūrėjų, tai reiškia, kad mes turim išmokti išeiti iš kovos būsenų, o tam reikia išmokti pasiduoti. Nes kitaip mes neišeisim iš tos kovingosios princesės kostiumo, mes nenusiimsim. Bokso pirštinės palikti, kažkur nusimti ir palikti yra baisu, nes mes prarandam kontrolę, prarandam dar kažką, ar ne. Ir va čia yra labai daug irgi baimių iškelt rankas ir sakyti, aš pasiduodu, kai neaišku, kam čia reikia pasiduoti. Jo, nes pasidavimas mums visada natūraliai asocijuojasi su pasidavimu kažkokiam tai priešui. Tas, kas mane dabar nugalės, vadinasi, kažkas paims valdžią virš manęs ir aš turėsiu būti pavaldus, o pavaldžių mes nei vienas nenorim. Nes mažiau ar daugiau pas kiekvieną yra poreikis laisvės, laisvos valios, pareiškimo, mes kiekvienas turim tai prigimtinę tokią teisę ir tas pasidavimas tolygu, kad aš einu į vergovę kažkam, tai gali būti baimė, tai gali būti kitų žmonių nuomonė, tai gali būti ta pati, kaip tu sakai, liga, tai gali būti ribojančios aplinkybės, kurioms aš pasiduodu ar neišeinu iš jų, tai gali daugybė būti dalykų, kurie vadinasi stosis virš manęs ir aš jaučiu tokiu atveju neteisingumą, žinai. Tai dėl to ir mes nenorim pasiduoti, nes mūsų žodyje pasidavime yra asociacija tokia būtent įdiegta pralaimėjimą. Jo, o kitas kraštutinumas yra
toks, kad pasiduoti, tai reiškia, nu gerai, aš jau dabar suprantu, gerai, aš pasiduodu ir mes pasiduodam flow būsenai, tam srautui, tėkmei, įkvėpimui. Ir va čia, žinai, man juokinga kalbėti, žinai, tuo pačiu reflektuojant ir prisimenant savo patirtis, kaip aš mąsčiau. Ir tai vėlgi yra kažkokia vaikiškumo pozicija, nu, šiek tiek kitokia, bet vis dėlto ta vaikiškumo pozicija. Aš dabar rašysiu iš įkvėpimo, arba aš dabar veiksiu, dirbsiu iš įkvėpimo. Bet tai sąmoningai sieksiu tos flow būsenos, klausysiu savo impulsų ir darysiu tik pagal impulsą. Ir supranti, ir greitai tada atsitinka taip, kad oi, čia net ženklas, kad nereikia, oi, čia lengvai neišeina, vadinasi, čia ne mano. Nes jeigu aš savo pašaukime, tai reiškia, viskas turi būti man, nu, lengvai, žinai, tėkmėje, su malonumu ir taip toliau. Ir čia vat vėl kitas kraštutinumas. Atrodo, nu gerai, aš jau ten žinau, ką reiškia būtam nuvarytam arkliui, aš jau žinau ten, ką reiškia perdegimas, ką reiškia ten tas. Dabar aš jau einu kitaip mokytis, atsigręžiu į visą, dabar aš jau gyvensiu iš flow būsenos, žinai. Ir vat irgi kas gaunasi. Ir žinai, dar tas flow būsena yra, jo, kai moteris, žinai, sėdi ir sako, aš flow, man šiandien nėra įkvėpimo, aš šiandien nieko nesukursiu. Ar jinai ten rašo, ar jinai dirbinius kažkokius daro, ar jinai žinai, susitinka su kažko. Ne, man šiandien nėra, einu, aš geriau pagulėsiu, serialą pažiūrėsiu. Čia aš. Ir žinai, kas dar yra vienas momenčiukas toksai, kad moteris pas mane eina su tokiam užklausom, kaip keist darbą, profesiją, profesinę kryptį, ką aš toliau noriu veikti, kur čia tas mano svajonių darbas. Ir sako, aš ieškau mylimo darbo, mylimos veiklos. Ir va tas mylimos veiklos ieškojimas, tai yra supratimas, kad aš dirbsiu lengvai, su malonumu, čia mane visos veiklos įkvėps, kad aš jau kelsiuosi darbą ant sparnų, bėgsiu ir man dar už tai pinigus mokės ir aš ten hobį paversiu, pavyzdžiui, verslu ir nereikės man dirbti. Ir tai ir yra dar vienas kraštutinumas, nu, bet tai vėlgi aš noriu akcentuoti, kad tai yra mūsų savirealizacijos etapai. Mes ir tu per tai praėjai tikriausiai, ir aš praėjau, ir dar kiek eisim. Ir tai yra tos pamokos, tos patirtis, ta pati kelionė su tom pačiom stotelėm, kuriuose pabuvoja, nu, praktiškai visi. Aš nemanau, kad kažkas iš klausytojų nebūtų nors kartą susimąstęs apie savo mylimą darbą ar mylimą veiklą. Kur aš ją iš vis vadinu, žinai, tokia mylima veikla, tai yra ne savirealizacijai skirta, nu, ta prasme, ne tai, kad skirta pinigams uždirbti ten, pavyzdžiui, arba monetizuoti ten savo talentus ar realizuoti juos. Mylima veikla yra reikalinga saviterapijai. Nu, eini ir terapinėse toj savo mylimoje veikloje. Aš, kaip sakom, aš kaifuoju. Man tai patinka, aš galėčiau valandas ten, pavyzdžiui, ir dažniausiai tos mylimos veiklos būna kūrybinės veiklos, lipdymai, siuvimai, kažkokie floristikos, nežinau, fotografavimai, dar kažkas, ar ne, sodinimai, apželdinimai, dizainai. Ir supranti, šitoj vietoj aš pasiduodu tai kūrybai, aš pasiduodu flow būsenai ir iš to vėl nieko neišeina, nes tai yra kaip vaikiškos pozicijos, iš vaikiškos pozicijos daroma. Čia reikėtų dar paaiškinti, kas yra vaikiška pozicija tikriausiai, ar ne? Ja, žinai, kaip tu sakai, tie etapai, čia yra asmenybės augimo etapai, per kuriuos mes visi praeinam, kiekvienas tik tai skirtingų laikų, kai kurie mes pastringam tam tikruose etapuose. Ir tie etapai, aš pati esu kalbėjusi, kaip tik praeitą savaitę, apie asmenybės augimo evoliucijos etapus, yra įrašas tos laidos, jeigu kam įdomu.
Ir būtent ten labai aiškiai parodoma, kokie tai yra etapai. Tai yra pats pirmas etapas, bet nuo kurio mes pradedam, tai yra nuo saugumo susikūrimo, nuo užtikrinimo savo būtiniausių poreikių, stogo virš galvos, šilumos, maisto, pinigų, išgyvenimo išteklių įvairių ir taip toliau. Ir žinai, va, Indre, kai tu kalbi, kartais būna, žiūrėk, ar pas mane santykiuose ateina moteris, ar ne, ar pas tave veikloje. Tu kartais matai moterį ir tu suvoki, kad jai reikia apskritai išmokti uždirbti finansus ir susikurti gerbuvį savo Tai yra pačiai, jos ar ne? uždavinys tame etape. Taip, O tame jinai etape, sprendžia o kažką jinai kitą. sėdi ir sako, aš noriu kurti iš flow būsenos. Jeigu mes neturim pagrindų, jeigu nėra patenkinti apatiniai poreikiai pagal to patį Maslow piramidę, mes negalėsim niekaip kurti. Jokia kūryba neteis, kai tu neturi ką valgyti, kai tu sergi, kai tu neturi už ką susimokėti būsto kažkokio ar ne, tu Arba negali ne tai, kad tame neturi, būti. bet nuolatos apie tai priversta galvoti. Nėra to užtikrintumo, kad viskas bus gerai. Ypač va tom, kurios išeina dirbti savo arba nu, turi verslą arba dirba kaip nu, individualiai. Va tas momentas, kad aš ir vėl turėsiu iš kažkur susirinkti pinigus, kad aš galėčiau ir tam sumokėti, ir nuomai, ir tam, ir tam, ir tam. Ir tas va, nu, bazinio poreikio, ne, nu, tam išgyvenimas tuose baziniuose poreikiuose. O širdis, o kažkas kitas nori ir žino, kad gali daugiau, ne? Ir va čia va apie tą pasidavimą. Tai aš negaliu pasiduoti, man reikia išgyventi. Aš negaliu pasiduoti. O iš kitos pusės, va einam, nu gerai, viskas, pasiduodu, eisiu tenai, darysiu ir ten irgi tada labai greitai tos baimės, kad kažko neužteks. Baimės, kad nebus ten klientų, kad baimė, kad aš būsiu, nu, kažko nemokėsiu, baimė apskritai viešinti, reklamuoti, kalbėti apie save. Nu, ten daug visokių dalykų yra. Apskritai, Indre, žinai, tada pradeda lysti, va tas, va, tu visada esi ant tos įtampos. Užteks pinigų, susirinksiu šį mėnesį, ar ne, iš savo veiklų, va tų, kad ir mylimų veiklų, apie ką mes kalbam. Ir tu esi nuolatiniai įtampai, kas atsitinka, arba perdegimas, nes tu varai per jėgą, tu gali nupiginti tokiu atveju savo kainas, svarbu, kad tik nors vienas klientas, aš ten vos ne už ačiū jam atiduosiu, aš šoksiu pagal jo dūdelę, va tas, nes tu bijai, kad tu neišgyvensi. Tu bandai tada tenkinti kitų poreikius ir tu visiškai pamiršti save tokiais Ir kam atvejais, tada tu vardan šito. pasiduodi? Ir kam tada tu pasiduodi? Tu pasiduodi ne tėkmei, o tu pasiduodi tom gyvenimo aplinkybėm, vat, kurios, nu, ne tu valdai jas, ar ne, tu pasiduodi va tai aukai, kuri sėdi tavyje ir sako, man reikia išgyventi, arba matai, vat, kiti geresni už mane, man reikia pasistengti. Mes tada pasiduodam vidiniams kritikams, savo aukai, savo dar ten kažkokiems, tai nežinau, baimėms. Ir va tas pasidavimas, net, va, mes sakėm laivo pradžioje, o kam reikia pasiduoti iš tikrųjų. Ir dažniausiai mes pasiduodam va būtent baimėms. Ir iš tų baimių mes bandom kurti kažką, o iš baimių nu, neišeis nieko sukurti. Tai kur išėjimas? Jo, antras etapas, apie kurį aš irgi kalbėjau, tai yra va tas ėjimas, kada žmogus eina megzti kontaktų, kada žmogus ieško, o kas man patinka, o kur mano džiaugsmas, o kur mano laimė, o kur mano komforto zona, o kur mano pasitenkinimas ir malonumai. Ieško malonumų. Ir tai vis tik tai dar irgi tai yra stadija vaikiškumo, apie kurią tu kalbė, ar ne? Čia va, kai tu sėdi ir sakai, aš kursiu tik iš flow būsenos. Ai, nėra malonumo, nu tai šiandien nieko nedarau. Tai va čia ir yra, kad mes pastringam tame ir mes nesuvokiam, kad kūryba tai nėra vien tik tai iš tos flow būsenos malonumo ar komforto paieškos. Ir čia dažniausiai žmonės, žinai, tokie būna, jie ir dirba tik tiek, kiek reikia va, apatinius poreikius patenkinti ir kad tai būtų malonu. Ai, aš šiandien pavargęs, ne, aš ilgiau šiandien nebesėdėsiu, man nebeįdomu, man tiek ir užtenka. Kokie ten didesni tikslai, svajonės? Ne, užtenka. Užteks. Einu geriau prie jūros pagulėsiu, ar ne? Nes man taip yra fainiau. Va tada yra va tas malonumo, arba ten aš noriu, man geriau su draugais išvažiuoti kažkur tai pabūti,
negu ten pasėdėti ir kažką tai pageneruoti tas pačias idėjas ar valią įjungus siekti kažko tai. Tai va čia irgi va tas vaikiškumas, kai ir tada tas pasidavimas, žinai, kam gaunasi. Irgi Toksai žiūrėk, vat, rūpinkitės manimi ateina toksai, taip, žinai, taip, taip, pajautimas. taip. Taip, kažkas pasirūpins už mane. Ir dažniausiai, vat, kai ateina tokia pozicija į mentorystės, ne, kad vat, mentorius, psichologas ar terapeutas ar coacheris, nesvarbu kas, ne, specialistas, vat, dabar manim pasirūpins. Vat jis manim dabar pasirūpins, jis man duos kažkokį ABC, 1, 2, 3, kažkokį algoritmą, kažkokį stebuklingą metodą. Ir man dabar vat, užtenka tik pas jį nueiti, ne? Nu ne, taip neveikia. Taip neveikia ir tame etape vėlgi klausimas, o tai kam čia pasiduoti? Ir čia labai svarbus uždavinys iškyla, kaip man suderinti darbą ir poilsį, malonumą su reikia, kur mes jau turim savo patiems rašytis savo taisyklės kažkokias, imtis atsakomybės. Ir va čia vėlgi tas etapas, kai mums reikia išmokti meistriškai patirti gyvenimo malonumą, bet tuo pačiu ir suderinti, sustyguoti, va tai yra kaip, žinai, kaip fortepijono suderinimas. Vat kad kiekviena nata būtų suderinta ir skambėtų taip, kaip jinai turi skambėti. Ir kad sol nebūtų mi, o mi nebūtų re, ne? Tam reikia kažkokio kamertono, tam reikia kažkokio mato, pagal kurį mes derinamės. Ir dažniausiai mes neturim tokio net failo, galvoju, kaip tai atrodytų mano gyvenime, o kaip reikia derinti, pavyzdžiui, versle vyrišką energiją ir moterišką energiją. Kada veikti man iš tos moteriškos būsenos, chaotiškos, kūrybiškos, ten, nežinau, o kada reikia įsižeminti, įsikonkretinti logiką, struktūrą, veiksmas, ėjimas į priekį, ne? Arba kai mums, o kaip tada reikia suderinti, pavyzdžiui, pareigas vaikams, ten, nežinau, darbdaviams, tėvams, daug pareigų ar ne, su tuo, kad ir palaukit, bet ir mano poreikiai yra, aš noriu kažko. Va, ir aš tai pavadinau gyvenimo malonumo kung fu. Visiškai irgi tas produktas, toksai kaip maratonas, gimė man absoliutiškai organiškai, iš to, kaip aš su tuo kovojau, ieškojau kelių, išeičių, raktų, kodų, kaip tai įgyvendinti, bet kaip tą balansą surasti, kas apskritai tam gyvenime svarbu. Ir aš priėjau prie tokios išvados, kad mes kovojam arba pasiduodam tai flow būsenai, arba viską einam per valią, per discipliną, per tą tokį, žinai, gerai, aš jau imuosi atsakomybės, aš padarysiu, per valią. Ir tai mus vis tiek nejaučiam pilnatvės, bet čia ir yra tie etapai, ar ne, ką aš išvardinau. Ir dabar man taip yra sunku įvardinti tą momentą, bet aš pabandysiu ir jūs išgirskit, tie, kas klausot, labai prašau. Kai žmogus yra pasiduodantis gyvenimui, tada viskas sustoja į savo vietas. Tada nebereikia ieškoti, kur mano vieta gyvenime, kas aš esu, ko aš noriu. Bet tai yra labai, labai yra svarbu. Bet kai aš paklausiu savo klienčių, kas yra gyvenimas, žinai, ką jos man sako? Gyvenimas tai vaikai, gyvenimas tai darbas, gyvenimas tai malonumai, gyvenimas tai kelionė, tai savirealizacija, tai dar kažkas, supranti. Ir mes mes net nesuvokiam, čia mano atradimai, žinai, aš net nesuvokiau, kas iš tikrųjų yra gyvenimas. Gyvenimas ir yra gyvenimas, yra gyvastis. Kaip aš gyvas, kaip aš šią minutę, kaip tu sakei,
priimu šią minutę viską, ką aš patiriu, ką aš jaučiu, vat būtent ką aš jaučiu, nes gyvenimas ateina per patirtis ir pojūčius, ne iš galvos. O aš persikrausčius buvau ilgą laiką ir dar tebesu kažkokios mano dalys galvoje. Ir aš galvoju, kad jaučiu gyvenimą. Galvoju, kad jaučiu, bet ne apie tai yra gyvenimas. Ir mes siekiam kažkokių, nežinau, materialių dalykų, siekiam užsidirbti pinigų, o kam? O tam, kad galėtumėm gyventi. Sako, nu tam, kad gyventi galėčiau. Bet juokingiausia yra tai, kad gyventi gali ir be pinigų. Pinigai tik tais tau padeda plačiau, giliau, sodriau, įdomiau, turtingiau, prasmingiau pajausti gyvenimą. Ir va čia šita būsena, va, kaip aš pasiduodu, va tai gyvybiniai energijai, va tai, va, aš pasiduodu tai bangai, tam, nu, čia jau einam į tą lygį, kai žmogus jau supranta, kad jis yra ne tik kūnas, emocijos, psichika, bet kad jisai yra ir energija tuo pačiu. Ir per savo energiją, per savo būseną jis kuria gyvenimą. Jau dabar nuėjai netgi į 4. etapą, ar ne? Truputėlį prašokom, neužakcentavom 3. etapo, tai va Indrė labai gerai pasakė, kai mes kalbėjom, kūrėm va tą temą, aš visada galvojau, kam aš pasiduodu. Ir pas mane buvo tas toks pajautimas, kad aš pasiduodu savo širdies balsui. Ir tada galvoju, o kaip gali išgirsti kiti žmonės, ką reiškia širdies balsas ir ką reiškia pasiduoti savo. Tai yra pasidavimas savo tikslui, aukštesniam tikslui, pasidavimas savo misijai, pasidavimas savo idėjai, savo tikslui, kurį tu išjauti, būtent išjauti, nesufantazuoji, nesukuri logiškai, apskaičiuodamas, ar tai apsimoka, o būtent išjauti, va ta mylima, iš meilės kuriama veikla, bet be 3. etapo tai yra apie nieką. Mes negalime pasiekti, nepraėję visų etapų, nesurinkę visos grandinėlės, kaip sakau, įgūdžių, kompetencijų ir panašiai. Tai va tas pasidavimas 2. etape, kurie yra žmonės, šitą pasidavimą girdi pasidavimas kaprizam, pasidavimas instinktam, pasidavimas malonumui, nes man dabar taip maloniau. Tai yra vaikymasis gerų tik tai būsenų, vengimas visais būdais blogų būsenų. Ai, man šiandien skauda, aš nieko nedarysiu. Vietoj to, kad, o ką aš galiu padaryti, ką galiu padaryti, kad man neskaudėtų. Gal aš mankštos nepadariau, gal aš neišgėriau vaisto, o gal aš nepasivaikščiau gamtoje ir nenuraminau savo emocijų. Ne, aš geriau nubėgsiu serialą, pasakysiu, kad man nenuotaika ar nedarysiu. Va ten antroji lygmenį žmonės pasiduoda va tiem greitiem ar ne užkištukam energijos, šopinimas, seksas, skrolinimas, serialai visokie. Aš tenai bėgu ir sakau, aš pasiduodu. Tai nėra apie pasidavimą. Tai yra apie vaikiškumo poziciją. Negavau mašinytės, trepsiu kojytėm, verkiu ir panašiai. Tai va, o 3. stadija truputėlį, jeigu ar ne, kas klauso, galbūt įdomu, tai va, apie ką Indrė ir kalbėjo, kad suderinimas va to iš malonumo veikimo, iš savo poreikių tenkinimo, iš fainumo, kad man faina, suderinimas su disciplina, su prioritetu žinojimu savo gyvenimą, su valios įjungimu, kad vis tik tai aš užsibrėžiau, kad šiandien aš va turiu padaryti laivą. Ir nepaisant to, kad aš šiandien labai norėjau miego, aš jaučiu įsipareigojimą tam tikslui, kurį mes su Indre išsikėlėm, ir aš einu. O jau kai čia atsisėdu, aš jau veikiu iš malonumo tame. Man jau faina su Indre kalbėti. Tavo uždavinys atnešti kūną iki kėdės. Jo, mano uždavinys yra toks. Ir aš tam esu įsipareigojus, va pasidavus va šitam tikslui mūsų. Ir va tas 3. stadija, tai yra, kada įsijungia valia siekti savo tikslų. Yra visi tie komponentai, apie ką mes ir savo kurse kalbėsim, kogi reikia, kad tą tikslą pasiekti, ar ne, bet be žinojimo, į kokią misiją aš einu, ką mes tada darom. Mes einam ir svetimus tikslus siekiam.
Pasakė mama, kad reikia būti gydytoja, aš būsiu gydytoja, ar ne? Darbdavys pasakė, kad reikia padaryti va tokį pardavimų lygmenį pasiekti. Aš tą ir aš net negirdžiu savęs. Ir tada aš sakau, aš pasiduodu. Mane veda. O kas veda? Svetimi norai, svetimos ambicijos, svetimi lūkesčiai. Aš jau moku valią įjungti, aš jau siekiu. Bet ko aš siekiu? Klausimas, ar savo tikslų? Mhm. Taip. Ir vat, kiekviename etape yra, žinai, dar norėtųsi akcentuoti, kad yra tokie barjerai, tokios sienos, supranti, kur reikia rasti duris, pro jas praeiti. Nu, vat reikia rasti duris, kaip praeiti, nedaužyti kakta sieną, galvojant, kad aš praeisiu į kitą etapą. Yra duris. Ir tas duris reikia surasti, tas duris reikia mokėti atrakinti. Ir pavyzdžiui, kas man labai greitai padėjo iš vieno etapo pereiti į kitą etapą, tai buvo va, tas raktas, kad gyvenime viskas yra taip. Supranti, va čia turi padaryti transformacinę pauzę. Gyvenime viskas yra taip. O kai pasižiūri atgal, bet tai yra įgūdis mąstyti, tiesiog išmokti sakyti, o kas su manim šitoje situacijoje yra taip. Kas taip? Mes dažniausiai ieškom, kas su manim ne taip, kas su kitais ne taip. Iš čia mes matom, kas su jais ne taip, su juo ne taip, su tuo ne taip. Bet, o kas taip? Yeah. Ir čia aš noriu priminti tokią pasaką, žinai, apie tą bobutę ir dėduką, kur aš tau pasakojau. Aha, tai papasakok. Sako, žodžiu, aš neperpasakosiu visos istorijos, man atrodo, ten Hanso Anderseno pasaka yra apie tai, ką senelis, ką dėdukas pasakys, viskas bus gerai. Padarys, viskas bus gerai. Ir istorija yra apie tai, kad bobutė ir dėdukas buvo neturtingi, atėjo laikas, nieko nėra valgyti, reikia parduoti arklį, dėdukas vedasi tą arklį, iškeičia į karvę, karvę į avį, avį į žąsį, žąsį į vištą, vištą į katę, katę į šunį ir galiausiai tą šunį iškeičia į supuvusio obuolių maišą. Ir kai jisai prieina prie to turgaus, baisiai išalkęs, ištroškęs, užeina į karčiamą, pasideda tą arklį, tą maišą obuolių supuvusių ir pradeda pasakoti istoriją, kaip čia viskas buvo keliems turtingiems pirkliams. Tai tie pirkliai atsiraitoja rankovę, sako, pažiūrėsim, ką tavo pačia, žinai, tau pasakys, tau kailį ten tipo nudirs, ir bus čia labai smagi pramoga. Ir jie grįžta visi namo su tuo dėduku, o dėdukas pasakoja, žinai, močiutė, aš ten arklį išmainiau į karvę, močiutė sako, oi, kaip gerai pieno bus, bet sako, aš išmainiau į avį, oi, kiek aš tau kojinių ten megztinių primegsiu. Bet ir visur, tas, ką pasako, ką padaro, viskas gerai. Ir jau čia įtampa kyla, žinai, dėdukas sako, bet aš tą šuniuką išmainiau į supuvusio obuolių maišą. Ir ta žmonikė sako, bet tai kaip gerai, ką tik bėgau pas kaimynę pasiskolinti kiaušinių, žinai. Ir sako, tai ką aš tau paskolinsiu, aš net supuvusio obuolių neturiu. O mes turim visą maišą, sako, tai dabar mes galėsim jiems paskolinti. Ir, žinai, ir pasakos moralas toks, kad tie pirkliai, žodžiu, tą obuolių maišą iškeitė į aukso maišą, jie tapo turtingi, bet esmė yra kokia, kad tas požiūris, kad viskas yra taip, viskas gyvenime yra taip. Tik tai kartais mums tai atrodo kaip kvailystė. Atrodo, kad ta bobutė, kvaila, ta prasme. Bet tas bijojimas būti kitokiu, bijojimas būti kvailiu kitų akise, jisai trukdo, kaip pasakyti, trukdo pereiti mums į tą kontaktą su savimi. Nes tai, kas aš esu, ką aš jaučiu, dažnai atrodo, kad tai yra kvaila. Kaip tai visi galvoja, kad blogai yra arklį išmainyti
į supūsiu obuolių maišą, ne? Tai yra blogai, tai yra kvaila, nes mes žinom, kaip turi būti, ne? Yeah. O žmogui vat atrodo teisingai ir jisai taip elgiasi. Nu, kad ir kaip pasakoj, bet tai kiek gyvenime situacijų yra, ne? Ir vat kas yra svarbiausia, nepereisim į tą savo kūrėjo poziciją gyvenime, kol turėsim va tą požiūrį, kad kažkas yra ne taip. Yeah. Kažkas yra ne taip. Net čia labai, žinai, prieštaringai gali nuskambėti ir nesuprantamai, bet pavyzdžiui, nu tokie kraštutinumai, ten, tarkim, jeigu aš sergu kokia nors rimta liga, tai kaip aš galiu sakyti, kad taip, viskas gyvenime yra taip, ir liga yra taip. Ir vat, kai mes tada nuoširdžiai suprantam, kodėl šita liga, kodėl va, tokie santykiai, kodėl va, tokie dalykai yra taip, tada mes labai greitai suprantam, išeinam į kitą energetinį lygmenį, į kitą, nu, nori, žinai, gali vardinti kaip vibracijom ar dar kažkuo, kur mes pradedam kitaip mąstyti, nebėra kovos, nebėra tenai kovos, mums nereikia kovoti su ligomis, mums nebereikia kovoti su kažkuo kitu, su savimi ar dar su kažkuo. Bet tam, kad tu suprastum, kas yra tas tikrasis pasidavimas, nu, vat, vis tiek reikia, kaip mes sakėm, tuos etapus būtinai išgyventi, būtinai praeiti kaip laipteliais į viršų. Jo, tu negali prašokti, negali niekaip, nes tu atgal eisi tų uodegų gydytis, nes, nu, mes turim išmokti, žiūrėk, kaip mes pajausim, kas yra mano širdies veikla, jeigu mes nepraėjom etapą malonumas. Mes jo neparagavom, mes net nežinom, kas man yra malonu. Jo, arba neišmokom pinigų uždirbti. Arba neišmokom pasirūpinti savo saugumu patys savarankiškai, tai kaip mes žinosim, kaip uždirbti toj veikloj. O jeigu mes neišsiugdėm valios, kaip mes žinosim, kaip disciplinuotai keliauti nuosekliai link tikslo. Mes nežinosim, ta prasme, mes negalim nei vieno. Lygiai tas pats malonumo etapas, jis yra apie kontaktus, o be santykio su kitu žmogumi mes neegzistuojam. Viskas yra santykis, pirkimas, prekės, parduotuvė yra santykis. Su pirkėjų, pardavėjų, įmonė arba gamintoju. Jo, ir jeigu mes bijom viešai kalbėti, viešai apie save pasakot, tarkim, nu, ta prasme, aš viską remiuosi, kas ateina pas mane, su kokiom užklausom ateina. Sako, aš noriu apie save, aš turiu kuom dalintis, bet aš bijau. Bijau video įkelt, bijau postą parašyti, man ten valandom 3 dienas reikia sėdėti, kad aš ten viską teisingai gražiai parašyčiau postą, nedaug dievė netaip supras, ar ten dar kažkas, arba aš dalinsiuos, bet mane kolegos pamatys ir kas ten tada bus, nes aš ten esu kažkokia, nežinau, kaip pavyzdys buhalterė, o noriu kalbėti apie sveikatą, žinai. Va, ir tada, va čia ir yra tie dalykai, kaip baimę pakeisti į laimę. Ir tai nepasakoma per vieną laivą. Tai yra darbas. Ir jeigu jūs norit iš tikrųjų va šitą kelionę kartu su Jarūne ir manim praeiti, aš labai kviečiu jūs vėlgi įžvalgų sesijai ateiti ar pas Jarūnę, ar pas mane, va tiesiog mums parašyti asmeniškai ir pasikalbėti visiškai neįsipareigojant ir, kaip sakau, nemokamai dovanai, kokiam jūs etape esate, kokius jūs užklausas uždavinius turit išspręsti. Ateikit, susiformuluokit su mumis, mes jums padėsim labiau suprasti savo tą gyvenimišką tikslą uždavinį šitame etape, tam, kad jūs žinotumėt, mes tiesiog jūs įstatysim į vėžes. Ne mes arba, mes padėsim jums įsistatyti tas vėžes, kad jūs žinotumėt, kaip judėti toliau. Nes kai yra aiškus, kokiam aš esu etape, ką aš turiu suprasti, kur aš turiu linkėti, tada viskas, tada pasiduodi va šitam, eini ir darai.
Jo. Būtent kam tu turi pasakyti va tą taip, ar ne? Ir tas taip pasakymas, aš net norėjau truputėlį atgal atreaguoti tą lygą, ar ne, kaip tu minėjai, kaip aš galiu pasakyti taip lygai. O lyga juk neša kiekvienam, aš kaip iš psichosomatikos, ar Taip, ne, puikiai aš žinau, suprantu. kokius uždavinius neša kokia lyga, kurioje vietoje mes esam pastrigę, ar kam sakom ne, kam Irgi sakau. priešinamės. Ir dėl to mes turim tą lygą. Ir ta lyga yra tokia dovana, toksai gėris mums gali būti. Pasižiūrėkit, ko jinai moko. Ką dėka ligos jūs pradėjot daryti arba ko nedaryti, Tą kokios supratom. yra, jo, ką supratot. Ir žinosit, kam reikia pasakyti, taip. Va, būtent. Ir kuo rimtesnė liga, tuo kažkur labiau reikia atsigręžti ir pamatyti tą, nu, kam aš nepasiduodu. Taip, būtent. Kam aš iš tikrųjų nepasiduodu. Nes nepasiduoti ligai, kovoti su liga yra tas pats, kas sakyti ne tam, į ką jinai rodo jūsų gyvenime. Ar į santykio nebuvimą, ar ten kažkur nemeilę savo, ar įvairiausius Laiku dalykus. nepriimtus sprendimus įvairius ir panašiai. Jo, savęs išdavystės, nežinau, ten Taip. kaltės jausmus, dar kažką, su kuo reikia dirbti. Va, ir vat kiekviena siela ateina į šitą gyvenimą su tam tikra savo užduotimi. Ir pereina tuos savirealizacijos etapus ir iš įvairių pusių, įvairiais aspektais sprendžia tą gyvenimišką uždavinį. Vieniems tai išmokti prisimti atsakomybę, kitiems yra išmokti išgyventi, tiesiog paprastai išgyventi, ar ne? Ir tai yra gerai, kitiems, sakau, išmokti prisimti vis daugiau didesnės atsakomybės, kitiems tik generuoti idėjas, gyventi, pajusti, ką reiškia malonumas gyventi, kitiems ten dar kažkas. Ir tai yra labai normalūs tie sielos uždaviniai, kokių patirčių jinai ateina. Bet kai tu norisi tiesiog apibendrinti, kai mes vieniems nepasidavimas kažkokiems dalykams yra kaip bilietas iš baimės į laimę, tai atvirkščiai kitiems kaip tik pasidavimas yra tas bilietas. Ir čia labai yra individualu pasiduoti man ar nepasiduoti, o pasiduoti tai kam pasiduoti. Būtent. Man, žinai, irgi norisi iš tikrųjų tame kurse kviesti žmonės, kurie pavargo kovoti su vėjo tais malūnais, jausti nuolatinę įtampą, nepasitenkinimą, žiūrėjimą į gyvenimą, kas yra ne taip su manim, su kitu, su mano gyvenimu, su mano sveikata, su mano finansais, su viskuo, kas yra ne taip. Jeigu jūs norit pagaliau pradėti matyti, kas yra taip su jumis ir su jūsų gyvenimu, jeigu pavargot nuo kovos, o norit eiti ir kurti, o nebe kovoti, tai būtent tas kursas bus apie tai. Arba jeigu jau jaučiat, kad viskas, tame savirealizacijos etape aš jau pakankamai esu sukaupęs patirties ir jau noriu eiti į kažką naują, į kitaip pasižiūrėti, į kitaip. Deja, mes labai daug žmonių yra užstrigę tam pirmam, antram etape. Bet dabar yra toks laikmetis, kai apskritai žmonėje jau surinko tą išgyvenimo geną. Ir tai buvo toj eroj, čia jau tavo tema, 3D, 5D, dimensijos. Bet iš esmės mes jau supratome, kaip mums išgyventi, kaip žmonijai, ar ne? Mums dabar laikas rinkti geną, rinkti infogeną, kaip gyventi. Ir gyvenimas tai nėra darbas, tai nėra vaikai. Gyvenimas ir yra gyvenimas. Ir kol mes neturėsim tos neurojungties, to suvokimo, iš tikrųjų teisingo suvokimo, kas yra gyvenimas, tol mes vaikysimės tik tais kažkokio įvaizdžio. O, žinai, ką aš dar neakcentavau, kad labai dabar paskutiniu metu labai daug žmonių iš tikrųjų
vidinis, toksai pats kertinis, tokia šaknis viso ko, kodėl jie negali rasti pašaukimo savo vietos gyvenime, tai yra, žinai, kokia, net baisu prasižioti. Uždraudimas savo gyventi. Tai yra draudimas savo gyventi. Vat egzistuoti jie, vat aš egzistuosiu, bet tai yra tiek pasąmoniniam lygmenį užkuisti dalykai, kad vat kažkuriuo tai momentu žmogus nustojo gyventi. Arba net nepradėjo gyventi. Bet jam visą laiką kirba, o tai kaip čia, o kas tas gyvenimas? Tai gal čia gyvenimas yra, kai dirbi, užsidirbi kažką ir gali ten važinėti prabangesnę mašiną, leisti 3 kartus savo nuvažiuoti kažkur į užsienį, prie vandenyno pagulėti ar dar kažkas. Užtat mes taip dažnai norim mašinos, namo, buto, jachtos, dvaro, dar kažko, ar ne? Bet tai visa tai mumise apie tai, kad nežinau, ar visuose, tikriausiai, kad ne visuose, čia absurdas būtų, ar ne, bet dažniausiai tai yra apie draudimą, užsidraudimą savo gyventi, apie nenorą Iš gyventi. tikrųjų. Nes tai ir buvo, žinai, pas daugelį yra nesuvokimas, o ką, kaip tu sakai, ką reiškia tas gyvenimas, kaip jis yra patiriamas. Ir tas išgyvenimo ir egzistencijos klausimas labai stiprus. Pas mane irgi, kai ateina į konsultacijas su santykiais, lygiai tas pats. Žmonės atrodo prabunda, žinai, o čia tai buvo galima, o čia rimtai, o čia taip jaučiasi, kai aš tiek visko atrodo ir noriu, ten energijos yra toksai antplūdis, toksai malonumas ir tada labai aišku pasidaro, kaip ribas statyti, su kuo aš noriu būti, ką aš noriu veikti. Ten taip viskas aišku pasidaro, kai tik tai žmogus pradeda pagaliau leisti savo gyventi, kaip tu sakai. Taip. Ir bet atrodo, kad mes dirbam su savivertė, ten pasitikėjimų, traumom, ten dar kažkuom, ar ne? O to šaknies, su kuo kur iš tikrųjų slypi problema. Kad, o kaip? Ir jeigu aš matau, kad, gyvenimas tai darbas, nesibaigiantis, gyvenimas tai kažkokia ėjimas per konkurenciją, per kovą, siekimas tikslų, ne, sako, aš taip nenoriu, ne, čia ne mano gyvenimas, aš nenoriu tokio gyvenimo. Ir va čia mes taip pat pasąmonės lygmenimis atsitraukiam ir liekam savo paties gyvenimo paraštėse. Ir va, tokie kažkokie stebėtojai, ne tai, kad stebėtojai, bet pasyvus. Kūnas kažką daro, siela savo, kūnas savo. Iš čia labai daug visokių kitų psichosomatinių reikalų būna. Jo, aš matau dar komentarų pabaigai, kadangi mes jau kaip ir su Indre finišuojam, ar ne? Tai matau, kad labas rytas, kaip atliepia, apie ką kalbate, ir linkčiau ir juokiuosi jūsų klausydama. Ačiū, Galina. Gerda, ar ne? Bingo, kas yra taip? Va tam tavo gyvenimui, ar ne? Taip pasakymus. Tai labai ačiū už komentarus, labai ačiū, kad žiūrite, kas linkčiate, kas dedate palaikymo širdutes, laikus ar panašiai. Tai mums tai yra labai svarbu, kad mums pavyksta jums atnešti kažkokias žinutes ir va tas rytas neprabėgo veltui. Tikrai, tai kaip mes reziumuojam, norėtųsi pasakyti, kad mes tikrai kviečiam ar pas Jarūnę, ar pas mane, kviečiam ateiti į įžvalgų sesijas, pasikalbėti apie savo užklausas, apie gyvenimo tą savirealizacijos etapą ir kad jums būtų patiems aiškiau, kam pasiduotų, kam nepasiduotų gyvenime. Ir būtų tokia kertinė žinutė, prasminė mano, kad kai mes einam iš kovos būsenos, bijodami pralaimėti, galvodami, kad aš privalau būti stipri, kad yra baisu, daugiau negu baisu patirti savo pažeidžiamumą ir silpnumą, tada mes eikvojam savo gyvenimiškus resursus, eikvojam savo gyvenimo energiją, tiesiog eikvojam, tuščiai leidžiam.
nieko nekurdami. Iš čia prasmės nebuvimas, iš čia supratimas, kad aš kažką ne taip darau gyvenime, ne ten turiu būti. Iš čia yra tos pilnatvės ir laimės kažkoks trūkumas baisus, vakuumas ir pasąmoninis nesutikimas šitaip gyventi. Va. Ir kai tu išeini iš tos kovos būsenos ir sakai, viskas mano gyvenime yra taip, o ta kvaila bobutė, kuris sako, o tai gerai dėdukai, žinai, arklį išmainėjai supūsiu obuolių maišą iš tos pasakos, ar ne? Bet pasiekti tokį savo vidinę būseną, tai yra tai yra kelias. Kelias, kur negalim prašoti ne vienos stotelės. Tai va, toksai būtų mano apibendrinimas. Jo, tai Indrė kaip ir viską pasakė, aš noriu padėkoti dar kartą visiems, kurie žiūrėjo arba dar žiūrės. Jeigu kyla klausimų, rašykite. Mes susitiksime po 2 savaičių, ne kito, dar kitą antradienį, lygiai taip pat ryte, apie 9 val. Ryto. Ir pratęsim mūsų diskusiją, mūsų temas, kaip baimę pakeisti laimę. Kaip baimę pakeisti laimę. Teisingai. Tai ačiū, Jarūne, ir visoms. Ačiū, Indrė. Iki malonaus. Iki.